Mes sukūrėme modelį, kad galėtume žaisti video žaidimus su šitu kontroleriu. Simuliatorio modelis pas mus sukurtas ir jisai padarytas, kaip prisimenant, spaudžiam model mygtuką, pas mus radijo šviestuvai, nei vienas, nei kitas neįjungti, jie baltos spalvos. Ir dabar sukursime modelį su veikiančiais radijo šviestuvais ir kad galėtume valdyti jau tikrą droną, kur radijo imtuvas tenai ir taip toliau. Kaip bindinti radiją prie drono aš padarysiu su kitu radiju. Aš jį tik vakar gavau paštu, tai yra Radio Master GX12. Jis kaip ir pats naujausias, jau ten su viduj įstatytų tuo X-Band RLS moduliu su dvigubų siųstuvų ir 2 dažnių antenomis viduj įstatytas. Iš principo viskas ten yra bandinimo metodas tas pats, tik tiek, kad ten ekranas yra tekstinis, bet tai neturės prasme bandinimui mums. Tai galėsite visą tai tiksliau pasižiūrėti tam video, arba bus serija video, kur ten statome Valador droną, tai ten bus viskas iš eilės, kaip pastatėm droną, sujungiam viską, subindinam su pultu ir taip toliau. Tai va. Bet dabar tiesiog sukursime naują modelį. Ten reikės daugiau kanalų užprogramuoti, kad visi mygtukai veiktų. Ir skirtumas nuo simuliatoriaus to, kad mes čia naudojam tik tai šitus gimbalus 4 kanalai, ir dar 2 mygtukus, kad galėtume ten, sakysim, šitą mes ten nelabai naudojam, bet šitas mygtukas, kad galėtume padaryti reset, kai skraidote, kad jums akinių nereikėtų nusiminėti, kad jūs per pultą galėtume daryti. Ir daugiau jokių kitokių mygtukų čia nuo pulto to video žaidimų žais nereikia. Bet kai dronus skraidote, tai jūs norite ten GPS įjungti, ar ten video signalo stiprumą padidinti, ar ten įjungti pipsėjimą, ar ten pakeisti skridimo tą modą iš acro į angle, ar head free, ar horizon, ten įvairūs, arba turtle mode, kad atsiverstų dronas. Tai mums reikės visų šitų mygtukų, čia tiek yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tai 8 mygtukai, plus 4 kanalai gimblams, čia gazas, iš šono plokščiai sukinėti, aukštyn žemyn, į vieną šoną, į kitą čia 4 kanalai. Tai 4 kanalai ir 8, yra 12. Ir dažniausiai ten, kai, ten yra specialūs nustatymai su RLS, kad jisai, ten galima iki 16 kanalų užprogramuoti, bet ten niuansai jau tokie prasideda. Bet šiaip dažniausiai su visais ten dažniais skridimo 12 kanalų ir visų šitų 8 jungiplių ir 4 šitų 12 kanalų kaip tik mums užteks. Taip pat galim suprogramuoti visus tos mygtukus į naują modelį. Naują modelį sukurti vėl. Dabar mes esam SIM modelyje, tai mes vėl spaudžiame mygtuką, Manage Models, valdyti modelius, vėl spaudžiame, arba pirštų galima paliesti. Čia mums rodo, kokie pas mus jau yra sukurti, čia pas mane daug visokių programuotų, bet spaudžiam naujas modelis. Ir pasirenkam blank. Blank yra geriausias, nes visi kiti... reikia išeiti, matot, čia yra visokių template'ų, ten jau, sakau, čia yra milijonas tų funkcijų, bet einat blank model, viskas, naujas švarus modelis pas jūs atsidarė ir spaudžiame MBL mygtuką, einame į Model Settings, Setup. Model Setup, ir pavadinimas jie, sakau, kaip visada galima. Ekranas neidealus, sakau, ne kaip iPhone. Ir galim užrašyti dronas X. Mes jį taip pavadinsim. Spaudžiam tą paukščiuką čia. Ten galite etiketę uždėti, jūsų favorite, ar ten dronai, ar ten taip toliau. Galite ir paveiksliukai dėti, jau ten tos funkcijos kažkada jau prasikirsit biškai, patys įsiaiskinsit, čia esmės tai nesudaro. Žiūrėkite, ADC filtras ilgi, kad būtų global, jeigu tikrai norite įjungti, įjungkit, arba jis paskui, jeigu ten
pagrindiniuose parametruose įjungtas, išjungkite, tronam tikrai jo nereikia, ta prasme. Tugul būna global, nes jis pas mus pagrindim visam radijui, bendrai yra tas ADC filtras išjungtas, tai tas priima global tos bendrus nustatymus. Galit palikti. Ir dabar tiesiog nustatysime, kad būtų mūsų vidinis siųstuvas, prisijungtų normaliai prie drono, įjungsime mes jį, kad jisai veiktų. CSRF pas mus tik tai toks protokolas, nes jisai yra vidinis. Ir viskas. Išėjom iš čionai ir vėl su page up galime, čia reikia pažiūrėkit, kad šita tvarka būtų šitie kanalai A, E, T, R. Kad būtų, ir tada vėl page up, einame į mixus. Mixas vėl, kad būtų vėl ta pačia tvarka viskas. Einam pačiams šitų ratukų. Ir pliusas. Ir kaip visada 5 kanalas visą laiką yra arminimo. Jeigu jūs norite arminti su šitų mygtukų, ne problema. Tik svarbiausia, kad jis būtų ant 5 kanalo. Tai arminimo mygtukas visą laiką, kad motoras su jum pradeda suktas. Tai aš visą laiką šitą naudoju. SF mygtuką, tai iš karto automatiškai vėl spaudžiame ant jo. Šito kanalo nustatymai ir vėl einame, matot, jau čia priprogramuotas kitas, šitas daiktas automatiškai, bet mes jį pakeisime. Source reikia keisti, spaudžiam jį ir tiesiog užtenka paspausti SF mygtuką, jis atsistoja ant SF, spaudžiam vėl ratuką, jis išsisaugoja. Galit pavadinimą užrašyti, jeigu norit, man tai nesuku galvos dėl to. Jeigu šitai nežiūri, tai išeinam su return mygtuku, ir pas mus 5 kanalas. Ir dabar galime visus sekančius 7 mygtukus užprogramuoti tokia tvarka, kokia jūs norite. Geriausia sekančius 3 užprogramuoti, nes kartais ten būna tik 8 kanalai, kai kuriuose nustatymuose. Tai būtų patys pagrindiniai, sakysim, arminimo, gal ten tas pipsiukas, angle mode, aš šitą naudoju mygtuką. Kurios mygtukų jungiklius naudosit nesvarbu, tik svarbiausia, kad funkcijos. Arminimo svarbiausia, beeperis yra svarbu, kad surasti droną, paskui tasai flight mode, acro, angle ar kažkoks kitoks ir turtle. Tai 4 mygtukus, tos, kurias sugalvosite naudoti tom funkcijom, tai pirmus sekančius 3 užprogramuokite. Kanalo 6, 7, 8, 3 sekančiais mygtukais, kurias dažniausiai naudosit, kuriuos patys pasirinkit. Čia nesvarbu išėlės, svarbiausia, kad tas arminimo būtų. Tai vėl. Tai reikia nueiti apačions, šito ratuku spaudžiat pliusą, nesakysim, sekantis mygtukas bus kanalas 6, tai sakysim, šitas mygtukas, tai užtenka tiesiog paspanaučiam, kad jisai source, atsistojam ant source, kad ant to langelio būtų. Spaudžiam tą mygtuką, ten reikia dar paspausti, kad jisai pasikeistų. Mes spaudžiam, pajudinam tą mygtuką, SA, kaip tik čia yra SA jungtukas, šitas jis atsistojo, išsaugojam ir viskas, grįžtam atgal. Jau 6 kanalai, vėl einam prie sekančio, 7 kanalas, spaudžiam šitą, 3 kanalas pipsiuką galima padaryti, SH, bet pasižymėjęs iš karto išsaugom, return, einam žemyn, spaudžiam pliusą, 8 kanalas dabar, spaudžiam, einam ant source. Čia nežiūrėkite, čia tiesiog priprogramuoti, čia dabar yra left slideris, jisai šitas kažkodėl priprogramuotas, viskau, kad pakeisti jį, spaudžiate tą mygtuką, ir sakysim, paimsim šitą SD mygtuką, 3 pozicijų spaudžia tą, stomėm SD, spaudžiam išsaugojam, išeinam su return mygtuku, 8 kanalai. Ir dar galite 4 pridėti, likusius 4 mygtukus užprogramuoti, jeigu norite ir taip toliau. Dabar aš tiesiog 8 tik užprogramavau, bet galite iki 12 užprogramuoti, 8 mygtukus. Ir galima dar, sakau, iki ten dar 4, bet ten kartais yra, ten tik tai kai kuriais dažniais veikia dar tie papildomi 4 kanalai, čia yra bent, čia tokie niuansai. Express LRS.
Nes pats radijas, jisai, man atrodo, iki 32 kanalų gali, ta prasme, tipo, dirbti su 32 kanalais, bet Express LRS, tas išorinis ar vidinis Express LRS, tie siųstuvai, jie maksimum 16 kanalų tik tai perduoda. Va, dabar galime. Čia daugiau praktiškai nieko daryti nereikia. Va, čia galima išeiti iš šito meniu. Va. Ir dabar dar dėl patogumo dėlei galima užrašus įdėti, aš jums parodysiu, kas yra patogu. Čia tas widgetai vadinasi, aš įdėsiu video, Joshua Bardwell, jisai taip gražiai parodęs, ką ten galima sudėti. Ten galima įdėti jūsų drono, pavyzdžiui, voltažo baterijos, kad, jūs jungia droną, dar akinių, nes šiaip per akinius tą voltažą galima matyti, bet gal dar akinių neužsidėti, kad jums nereikėtų montuoti tas baterijas, jums čia parodytų. Prijungus, subindinus droną su radiju, jums rodėsi voltažą jūsų drono baterijos čia. Ten galima satelitų, kiek prisijungia, jeigu GPS yra, gali kanalus. Padarom tokias kelias pagrindinės funkcijas. Tiesiog, pirmas, tiesiog pavadinimas, kad čia būtų mūsų drono X pavadinimas, tą viršutinę dalį, kad rašyti, reikia šitą mygtuką, paspaus, matot, viršutinė tokia juostelė, kad čia viršui viskas. Ir setup widgets, atsiranda tie 4 langeliai, kol galima įvairius dalykus įdėti. Vėlgi čia galima įdėti tą jūsų pačio pulto, kad rodytų baterijos krūvį. Galima nueiti. But kažkur jisai. Gal value reikia. Spaudžiu value. Čia. Einame. Pam. Kažkur tai čia būtų. But. Tai čia yra būtent pulto baterija, kuri yra. Šičia atrodys jums, bet baltos spalvos, galima uždėti šešėlį. Ir praktiškai viskas galima išeiti. Vam rodo baterija ciklinė 8. Ir čia galima dronų pavadinimą įdėti. Kad, ta prasme, modelio pavadinimą bus mūsų dronas X, sakysim, tačiau reikia eiti į tekst. Rašysim. Tekstą galima įrašyti. Mūsų. Dronas X. Color. Ten, kadangi mėlynas užšaip, mes pakeisime į baltą. Baltas spalva. Save. Galima šešėlį uždėti, geriau matysis. Sakysim, per vidurį. Arba čik. Išeinam. Dronas X pas mus. Būliam, Drone X. Sumažinti. Ir ten galima. Dabar žiūrėkit, čia dar galima atidėti, kad matytumėte, ar jūsų veikia tie gimblai visi. Sakysim, vėl spaudžiame šitą. Ir dabar einam į tą langelį, kur vienas čia bus apatinis ekranas. Čik. Ir galime mes pakeisti, koks layoutas pas mus, sakysim. Man patinka šitas. Čia pusė ekrano vienas toks ekranas, ir paskui dar 3 skirtingi. Galim daryti. 3 mums nereikia, mes jų nenaudojame, galime išjungti sliderių. Flight modes aš irgi nenaudoju. Šitus galime išjungti. Aš parodysiu, ką jie ten rodo. Toliau setup widgets.
Padalinom į tą langą, galima va šitą spaust. Čia, sakysim, galima surasti, čia to aš jums surasiu. Outputs. Outputs. Čik, paspausim. First, čia galima sakyti, nuo kurio kanalo, kad rodyti. Tai nuo pirmo galima rodyti ir tegul va čia palikit kaip yra, ten galit paskui pasikeisti, kaip ten atrodės, galima tiesiog pažiūrėti dabar. Ir matot, atsirado visi pas mus kiek čia. 13 kanalų net rodo. Žiūrėkit. Matot jie. Judinat viską. Mygtukai, tie užprogramuoti, kurios užprogramuoti, jie visi veikia. Patogu, čia irgi galite ką nors atėt, aš ten paskui parodysiu. Ten galima įdėti, koks pas jūs yra radio ryšys, DBM, link quality, kokiu dažniu jūs skraidote, čia priprogramuoti galima daug. Bet dabar turite, tai įsivaizduokit pas jūs vėl mainam. Išeit. Čia mes viską užprogramavom, išeikit. Ir jūsų dabar atrodo tas modelio puslapis taip. Dabar jeigu nueitumėt, pavyzdžiui, Manage Channels, mes, pavyzdžiui, galime pakeisti SIM, simuliatorių. Reikia, kad vėl visi mygtukai būtų nuvaryti. Jis persijungia. Čia, kaip mes tada užprogramavom mūsų tos modelis. Čia tie 3 switchus, kuriuos aš išjungiau, mums praktiškai nereikia, kad jie matytųsi, nes kažkadangi juos išjungiau, tai pas mus jų ten kitam ir nėra. Galima grįžti vėl Manage Models, nueiti mūsų drono modelį, spaudžiam. Atsiranda, matote, visi 3 switchus mes, kadangi juos išjungiam. Tiesa, dar nueikit, žiūrėkit dabar, kadangi mes droną valdysime, tai reikia nueiti Model Settings ir patikrinti, kad pas mus internal jungtas. Jeigu jūs norite pavyzdžiui, pas jūs, pultas ten koks su kitokiu protokolu, norite naudotis Express LRS išorinį modelį, tai tada paimate šitą išjungite. Išeinate iš to lango, nueinate external, susirandate CRSF, paspaudžiat, būtinai pakeiskite iš 400 į 525, rodo jūsų kanalą nuo 1 iki 16 eksplosarės, jisai tenai traukia. Ir viskas, daugiau čia nieko nekeiskit. Receiver, ten ID, number nieko nedarykit. Išeinat. Ekspresorės veikia, lemputė įsijungia ir dabar jisai veikia. Galima patikrinti, pavyzdžiui, išėjęs iš čia, jeigu nueisite SIS, trumpai paspaudus. Paspaudžiat, nueinat į Tools, spaudžiat Express LRS ir įsijungia RM Nomad X-Band, rodo, kad jisai dabar veikia. Jisai veikintis, čia galite dažnį pasikeis, galite staigiai nueiti. Šiaip, pradedantis, tai visą laiką pasirinkite 50. Visai, ta prasme, 52,4 giga. Su toliausiai galima skristi ryšio neprarandant ir ten kiek ten pavėla yra, ten tas, latency jom naujokam nesvarbu. Telemetriją reikia padarykite, kad būtų standard. Jeigu žiūrėkit, ten galima keisti įvairiai, galima išjungti ją pilnai, bet šiaip, čia po Lietuvą skraidant, taip toliau, telemetriją palikit, kad būtų standard, tada jin automatiškai keičiasi priklausomai nuo dažnių, jums nereikia galvos dėl to sukti. Paskui switch mode palikite wide, kad būtų, ir kaip aš kitur šnekėsiu, antenna mode Gemini. Čia kadangi tas išorinis modelis jis yra Gemini, tai palikite ant Gemini, kad jisai būtų. Paskui link mode normal. Model match, žiūrėkit, kad būtų visą laiką off. Tai svarbu, tu prasme, nepakeiskit to. Ir čia TX power. Čia geriausia būna kartais, nes, čia išorinis šitas modelis, jisai 1 vatą gali duoti. Tai jūs ten galite ir mažiau nusistatyti. Man atrodo, Lietuvoje legaliai Europoje, tai tik tai galima 2,5 iki 2,5 skraidyti. Bet žinot, jeigu nebijot, tai galit maksimaliai užstatyti ir pastatyti ant dynamic. Mes galime off ir dynamic padaryti.
Koks nežiūrėkit. Tai dynamic reiškia, jeigu jūs arti skraidat geras šviesys, tai jisai bus minimaliai, ten iki 10 milivatų. O jeigu jau toli skrendat, tai jisai automatiškai stiprins signalą iki 1000 milivoltų, iki 1 vato dydžio. Jis automatiškai tai reguliuos. Tai, pasižiūrėkit patys. Šiaip geriausiai, sakau, civiliniam tik tai aplinkoje, tai didžiausiai užsistatykit max power ir užsistatykit dynamic. Wow. Čia dar apačioje rodo, pavyzdžiui, nuo kiek milivatų, kad tenai įsijungtų ventiliatorius, pradėtų vėsinti, nes jis kaista. Tai aš tai nusistatęs iki 100 milivatų, jūs negalit, nežinau. Nuo jūsų priklauso, pažiūrėsit, kaip kaista jūsų tas sustuvas. Tai iš principo viskas. Dabar paskutinis dalykas iš principo, kas liko, tai yra, atsakysim, jeigu pas jūs ten kažkokia, čia žiūrėkit, mes galim paspaus mygtuką, jums parodys, kokia pas mus yra pačio pulto programinė versija. Nėra LS sustuvo, bet pulto. Ir pas mus rodo 2.10.4. Aš žinau, pati naujausia oficiali versija yra 2.10.6. Centurion yra. Jeigu pas jūs dar senesnė negu šita, tai gerai yra būtų praflešinti, ta prasme padaryti update'ą. Ir aš jums parodysiu, kaip tai padaryti. Nesakau, jau tengi net yra tokia išankstinė, jau tokia bandomoji versija išėjus ir 2.11, jinai vadinasi Jolly Mall. Bet jin tik bandomoji, kaip naujokai, jūs geriau jas dar nelieskite, bet, pavyzdžiui, galim mes tą programinį įrangą panaujinti ir padaryti, kad ten būtų 2.10.6, pati naujausia oficiali versija. Jūsų visi tie settingai, kurie mes padarėm su tais modeliais ir taip toliau, jie nepasikeis, bet gali būti, nebūtinai, ta prasme, jeigu ten ta pati 2.10, ten 4 ir 6 iš principo, kaip tas interfejsas, kaip čia viskas atrodo, turėtų nepasikeist. Gal toj naujoj 2.11 biškai kažkas kitaip atrodys, bet visi nustatymai, kurie jūs padarėm, tai turėtų išlikti viskas tie patys. Tik gal meniu biškai, spalvos pasikeis ar kaip jie išdėstyti. Taip toliau. Tai galim pabandyti proflešinti. Tam mes, ką padarysim, aš dabar išimsiu tą modulį, kad jis mums čia nesimaišytų. Šitą pirmą paimsiu ir išjungsiu, kad jis nebūtų. Veiktų, mes išjungsim. Aš tiesiog perjungsiu, kad jis būtų vidinę. Persijungiam vidinę. Galim išeiti, jis išsijungia, lemputė nebedega. Išėjus surišyti. Ištrauksim. Čia tas toks, tas bėjus, jis vadinasi JR. Jis didžiausias yra. Čia tas adapteris. Pavyzdžiui, Radio Master Pocket arba tas naujas GX12, tai tas yra adapteris, jis vadinasi Light, Mini arba Nano. Tai čia ta plasmasinė dalis, čia varžtelė yra atsisuka ir mes tada prisuktume šitą adapterį ir jisai biškai kitaip jungiasi ten. Bet, tas pats modulis reiktų, mes tik tai šitą plastiką nuimsim ir prisuksim šitą ir tada prie tų kitų radio pultų mums tiktų. Bet, pakol kas mes tai atidam šonam, to nereikia. Dabar, kad pradėti flashinti, pirmas dalykas, mums reikės prijungti radiją prie kompiuterio. Prieš flashinimą yra geras dalykas, paimti, mes išjungiam radiją ir išimti SD kortelę. Nes, toj korteliai praktiškai visas ten kodai yra ir taip toliau. Ten dažnai ateina nauji pultai su labai pigiom blogom kortelėm, ten iki 256 megabaitų. Jas pareina kartais dažnai po kiek laiko, po kelių mėnesių tiesiog, užlūžta. Tai gerai, paimti, ištraukti ją, jeigu naują pultą turite ten, su visu to kodu, galima ją paimti ir
Nu, čia va toks yra kortelės skaitytuvas, taip įsikiša. Čia va. Mes dabar galime prijungti prie kompiuterio ir mes padarysime backupą. Prasme, kad, į mažą, jeigu kažką ten sugadinsim, kažką pridirbsim, kad galėtume atstatyti viską. Tai va, mūsų kompiuteris, šiuo metu ir patį ekraną čia vat įrašinėjau, tai jūs turėtume čia šone matyti. O galima prijungti. Prisijungia. Turėtų mums čia va meniu, rodo SD kortelę. Ir vat mums čia yra. Tai vat gali paimti visą tai vat. Pavyzdžiui, sukurkite naują kokį failą. Aš va čia savo failus, va tiek 16, vat pas mane yra HTX SD card. Okay. Backup. Tai vat galite paimti, pavyzdžiui, visą tai nukopijuoti. Dar vieną mes langą atidarysime. Va. Jūs galite paimti vat viską. O čia tas kortelės turinys, vat paimkite visą tai. Ir galite tiesiog vat permesti į naują failą. Vat čia sakysim, vienas failas vadinasi čia tiek 16, vat pasakysim backup. Galim sukurti naują new folder. Va, atsirado new folder, čia sakysim mūsų backup. Backup. Aš parašysiu demo. Ne? Vat sukūrėm mes tą backupą. Atidarom tą langą. Vat viskas, kas čia yra. Galime taip gražiai įmesti. Vat. Jeigu čia. Čia užtruks biškį laiko, kol čia viskas nusikopijavo ir čia mūsų backupas. Jeigu staiga kažkas atsitiks, mes jau mūsų kompiuteryje visa šitą informacija yra. Okay? Ir mes galime ją pakol kas išjungsim, mes dar paskui tai naudosime. Va, išjungiam. Kaip eject. Pradėjot programuoti ir galime ištraukti šitą card readerį pakol kas. Su kortelė. tą kortelę galim atgal įdėti. Įdėdinėkit atsargiai, į čionai, nes kartais, jeigu nepataikysit į tarpą, gali į vidų radiją įkristi. Būtinai, taip žiūrėkit. Atrodo. Jo, dantukai viršuoti, jeigu netyčia gali žemyn pakreipsi, tai krisina į vidų tenai. Tarpelį atsargiai, tik su nagu. Įsistatė jinai, galit uždaryti. Dabar, kad pradėti programuoti, pirmas dalykas, nueikite į website. Ten yra toksai, programavimo konfiguratorius HTX Buddy. Tai Google įsiveskit jį. HTX Buddy. Atsidarykit jį. Atsidarė jisai. Dabar galit pasirinkti versiją. Čia iš karto eksturiančio, jeigu atsidarysit, pati naujausia oficiali versija 2.16, o pas mus radija yra 2.14. Ją pasirenkam ir koks pas jūs radijo pulto modelis, o čia galite tiesiog įvesti radio master, išmesiu jums visokie, kokie tik tai yra. Čionai spaudžiate TX16S. Ir viskas. Dabar reikia jums prijungti radiją. Radija turi, kai flashnet, vėl naudojate tą kabelį, būtinai su tuo perėjimu, tokį, kaip rodžiau. Nes kitaip prie kompiuterio neprisijungia kažkodėl šitą galą. Turi radija būti išjungta. Kai jūs įjungiate
pirmą junkite prie kompiuterio. Va. Ir tada darykit pačią tobumėnę, nes prisiminkite, apačioje USB yra tik krovimui, o programavimui yra šitas viršutinis lizdas. Paėmėt, įkišat ir jis nuėjo į tokį DFU mode. Matot lemputės varinėje, jis yra DFU mode. Kad baterija prijungta, nieko baisaus, svarbiausia, kad jis būtų išjungtas. Jis dabar tokiam programavimo būsenai. Ir dabar, mes čia viską pasirinko mūsų versiją, Radio Master. Ir čia yra flash via USB. Nu ir iš principo reikia spausti tą mygtuką. Bach, ir atsirado šitas ekranas, ir tada pridėti New Device. Spaudžiat New Device. Ir jums turi ekranėlės toks atsidaryti ir būti STM32 bootloader. Jeigu 2 ar 3 tokie yra, tai turėkite omeny, kad gal kitokie prietaisai yra prijungti, gal pas jūs Betaflightas įjungtas, ar dar kažkas tai tokio. Žiūrėkit, kad visą tai būtų išjungta, reikia, kad būtų tik tai vienas, visi kiti prietaisai atjungti. Okay? Jeigu nieko neatsiranda, tada yra, bet čia tik Windowsams tas dalykas atsiranda. Pas man Macas, ta prasme, tai čia tokių problemų nėra. Kartais ten yra tų specialių STM32 bootloaderio driverių nėra. Tada reikia tiesiog nueiti, aš jums parodysiu, čia yra websaitas toksai RC Impulse Driver Fix, man atrodo. Paspaudžiat. Downloads Impul RC. Einate čianai ir čia yra, kai radijas pas jūs įjungtas, viskas čia sujungta, kaip yra, spaudžiate, yra Impulse Driver Fixer. Ten jokių installerių nėra, aš tiesiog prisijungia ir tada jau vėl paspausit, jums tada tasai langas turėtų atsirasti. Viską pataisyti. Dar kitas dalykas. Visas šitas programavimas, visus tos websaitus atsidarinėkite tik tai per Chrome naršyklę. Nes, ten kažkokie dalykai yra, bet reikia tik per Chrome. Per Safari neveiks, per kitus tai neveiks. Reikia, kad būtinai per Chrome websaitą visą tai atidarinėti. Tai spaudžiate ant šito, spaudžiate Connect. Ir spaudžiate Next, pas jūs bootloader, viskas čia prijungta, spaudžiate Next. Pas jūs rodo HTX Centurion 210 ir bootloaderis, čia jūsų prisijungęs ir Start Flashing. Spaudžiate tą. Dabar viską ištrindinėja iš radijo. Čia užtruks kelias minutės. Rodo flashing 3-5%, tai čia viskas baigsis. Ir po to dar reikės vieną dalyką padaryti su ta SD kortele. Your radio has been flashed with HTX. Dabar yra pačioj čia užrašyta, you may want to set up your SD card. Ten kartais, kai naują programą įdedat, toje SD kortelėje, ten tam tikrus failus reikia pakeisti. Nebūtina, bet, yra gerai, kai praflashinat padaryti. Spaudžiate set up your SD card. Čia galime važiuokit, dan padaryti. Ir yra čia viršui. SD card content. Čia parašyta, kad čia yra, tam tikrų klaidų. Ir šitą dalyką šiaip nekreipkite dėmesio. Aš kiek kartų naudojusi šitų flashinimu, tai čia buvo viskas tvarkoj. Dabar žiūrėkit. Pirmas dalykas, atjungkite radio, kad jis tada išeis iš to bootloaderio maldo. Ir dabar įjungkite radiją. Mes įjungiam, aš dabar. Pas mus viskas veikia, mes galime patikrinti versiją. Čik, paspausime HTX, rodo pas mus 2.16.
Tai va, pas mus viskas persikrovė ir dabar mes dar SD kortelę, ten tam tikrus failus jie įrašo, galima pakoribuoti, ten galima kalbą tarp kitko pakeisti ir taip toliau. Tai va, tą galima daryti paprasčiausiai vėl prijungus radiją ir dabar radijo tegul jinai būna jungta ir pamatysite, kas atsitiks. Jungta radiją, prijungti vėl tą patį kabelį, prijungiat ir jums atsiras šitas langas. Atsimenat, kai mes tą liftoffą mūsų simuliatorių prijunginėjom, tai čia yra joystickas, čia mums reikia nueiti SD card USB. Atsistojat ant to, arba pirštu, arba tuo ratuku paspaudžiat rojas. Dabar USB prisijungęs. Ir dabar, ta kortelė, čia ant ekrano man parodė, ar leidžiama prisijungti, jo, ir man atidarys. Jeigu aš tą Finder window nueisiu vėl, SD kortelė, man turėtų čia atsirasti, atsirado SD kortelė. Tai čia mūsų visi tie mūsų turinys, kas ten yra. Dabar žiūrėkit, visą tą patį nebūtinai prijunginėjant prie radijo. Nes per radiją viskas lėčiau gaunasi, kai ten programuojame tą kortelę. Galima tą kortelę tiesiog išimti prieš tai, kai mes backupą darėm. Ir tiesiog prijungti prie SD to card readerio ir prijungti prie kompiuterio. Viskas būtų tas pat. Bet, sakysim, prie radijo prijungėt, pas jūs dabar USB viskas prijungta. Galite šitą langą uždaryti. Ir select SD card ant šito website, spaudžiate tai. Ir surandate savo tą kortelę šitoj vietoj. Spaudžiat select. Spaudžiam View Files ir galite spausti Save Changes ir dabar reikia pasirinkti versiją. Mes jagi užsidėjome, kokie ten buvo 2.10.6. Čia netgi tokios nėra dar. Nurodo 10.5. Galime tą naujesnį, nes pas mus buvo 10.4. Galim šitą įdėti. Ir čia aš anglų kalba yra, aš nežinau, čia lietuvių kalba yra, rusų, ukrainiečių yra, italų, prancūzų. Geriausia tiesiog geriausia, kad atitiktų su versija, kurią jūs nusidownloadinat, pas mums nusidownloadinam buvo 2.10.6, čia nėra, tik 5, galima tą uždėti. Svarbiausia, kad ne mažesnė, jeigu pas mus, kadangi buvo 2.10.4, tai nedėkite 2.10.3. Palikite tą pačią, jeigu aukštesnės nėra, galima padaryti. Ir sakau, per radiją daug ilgiau tai užtrunka, tai čia užtruks kurį laiką. Taip pat turėkite omeny, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs pasižiūrite versiją, pas jūs atėjo naujas radijo, jeigu ten pati naujausia versija, tai yra 2.10.6, bet pas jūs versija 2.10.4, tai žinokit, iš principo didelio reikalo ten keisti ir flashinti tikrai nėra. Jau kai būna didesni pasikeitimai, dabar ten tai yra bandomoji versija 2.11, ten kažkiek vadinasi Jolly Mall, ne Centurion, bet Jolly Mall. Tai jau tenai kaip ir galima praflashinti. Bet šiaip pradžioje, kad jūs ten simuliatorium galėtumėt kažką daryti arba ten dronus skraidyti, paprastu, tai ten nebūtina šitų jokių flashinių daryti. Čia tik tai tiesiog, kad žinotume. Kažkaip labai ilgai viskas vyksta, aš gal pabandysiu šitą sustabdyti. Sustabdžiau tą flashinimą per patį pultą, nes jisai daug lėtesnis, ten labai ilgą laiką užtrunka, tai aš tiesiog išėmiau tą SD kortelę iš galo. Jūs kaip matėt prieš tai, kai mes backupą darėme, tai visiškai procesas tas pats, paimkite SD kortelės skaitytuvą, tą SD card reader, paimkite kortelę, įkiškite ją ir turėtų mums atsiras tas drive'as, meniu pasižiūrėkite, external drive, čia pas manęs dažniausiai, čia atsirado, jis pas man niekaip nepavadintas,
šitą kortelę, bet vat, atsiras jums ten koks nors. Ant Windows ten kitaip atrodo, bet vat, ant Maco čia mano drive'as, va, visas kortelės, tos SD kortelės kontentas, kas yra. Galim uždaryti ir vėl vat, nueiti į Edge TX Buddy. Mainat, va. Ai, ne. Nu jo, TX Buddy. Ir mes jau, kadangi flashą padarėm, mums jau raidė firmė nebereikia nieko daryti. Va, paimam SD kortelę content, pasirinksime, kuris yra. O, pas mane jisai čia, vat, tas external drive'as, nu, tas readeris, aš jį paimu, pasižymė, select. Čia, vat, išlys meniu toksai, spaudžiam view files, save changes. Nu ir va, čia rodo 10.3, tai aš pasirinksiu sen naujesnį. Nors pas mane yra 10.6, bet pati matyti naujesnė nėra. Aš va šitą patį naujausią, va, kokį man rodo, aš pasiėmu jį. Čia jeigu jums automatiškai neišmeta, jūs galit vat, arba įrašyti pat Radio Master, vat, išmes jums visas, kokie ir, nu, kokius remia šitas flasheris, šitas website'as, tai vat, pas mus Radio Master TX16S, spaudžiam šitą, aš pasilieku anglų kalbą, spaudžiam Apply Changes. O, gali detalės, va čia. Rodo čia, gal. Nu, tad kažkas vyksta. Sakau, jeigu mes darytume tai per pultą, tai, nu, tas pultas jis praktiškai veikia kaip tas pats SD card readeris, tai kaip tiesiog ten yra tiek daug visokių mikrostemų, ten tų laidelių, kad pakol tas signalas nueina, viskas daug lėčiau. Jeigu tą kortelę tiesiog paimkit, ištraukit, va, įdedat į SD card readerį, viskas daug greičiau turėtų gautis. Ten jeigu dar kortelės geriau suformatuotos arba geresnės kokybės, tai viskas dar greičiau negu vat, pas mane šičia. Bet, sakau, SD kortelės tvarkyti yra, nu, neflashinti patį radiją, vat, kai mes prieš tai darėme su to bootloaderiu, ten, taip toliau, ten, taip išeis, nu, ten galima ir per SD kortelį iš principo daryti, bet ten daug sudėtingesnis būdas per Buddy, HTX Buddy patį radiją, vat, flashinti, ką prieš tai darėme, tai yra daug lengviau, ten labai greitai viskas, bach ir viskas, bet paskui vat, tą kortelę, kai reikia dar update'ą padaryti. Nu, ten nedidelius dalykus, ten garsus gali pakeisti, balsus ir smulkmenos visokias, bet skau, pačią tą kortelę, tai vat geriau daryti šituo būdu. Vat. Nu va, 100%, viskas baigta. Dabar tiesiog vėl tą meniu, padarykite normaliai eject. Šiais laikais ten nelabai būtina, bet vien toks iš gero įpročio. Tuoj mes tą kortelę atgal į radiją įdėsim. Ta kortelė yra, matot, originaliai yra 256 megabaitų, jos labai pigios yra ir jeigu progos būtų, tai tie tiesiog, kai gaunate naują radiją, paimkite tą kortelę, nukopijuokite visą, backupą padarykite ant savo kompiuterio ir nusipirkit gerą normalią SD kortelę, ten scan disk ar ką nors tokio, kokių 4 gigabaitų, 3-2 gigabaitų, suformatuokite ir perkelkite visą tą kontentą ant tos kortelės ir jinai veiks daug greičiau ir geriau, nes tos mažos 256, kur su radijo ateina, jos dažnai užlūžta ir taip, tai va, o tą backupą sakau, paimat tą kortelę, ištraukit, pridedat prie SD card readerio, nukopijuojat visus tos failus, įdėkit į kompiuterio kokį failą atskirą, pavadinkit ant backupų ir paskui naują kortelę suformatuokit ir tiesiog vėl nukopijuokit visą tai ir jums tada ta kortelė daug geriau veiks. Tai tiek.